Pastaruoju metu Lietuvoje itin suaktyvėjo telefoniniai sukčiai. Šie aferistai savo veiklą vykdo ir Druskininkuose. Vien tik pirmadienį į mūsų miesto policijos komisariato pareigūnus kreipėsi dvi garbaus amžiaus sulaukusios moterys, kurios pranešė, jog joms telefonu paskambinęs asmuo paprašė pinigų į neva bėdą įkliuvusiam giminaičiui. Iš vienos moters aferistai išviliojo 14 000, o iš kitos apie 4 000 litų. Šiuo metu tikrai padažnėjo daugiau atvejų, kai į policiją kreipėsi asmenys nukentėję nuo vadinamųjų telefoninių sukčių. Kaip dažnai, tarkim, druskininkiečiai užkimba ant to kabliuko ir pasiduoda tiems aferistams? Druskininkiečiai neišimtis, kaip ir visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užkimba ant vadinamų telefoninių sukčių kabliuko. Nėra jie labai patiklus, nei nepatiklus, kaip ir visoje Lietuvoje. Kokį perdavimą pinigų siūlo aferistai? Dažniausia bendrauja vienas iš asmenų bendrauja telefonu, o kitas atvyksta pas asmenį į namus paimti tam tikros pinigų sumos. Nors apie telefoninius sukčius ir jų neteisėtą veiklą seniai daug kalbama, statistika rodo, kad vis dar atsiranda patiklių žmonių, kurie net nesusimąstę atiduoda aferistams pinigus. O kad taip nenutiktų, policijos pareigūnų patarimai, kaip reikėtų elgtis sulaukus įtartino skambučio. Pirmiausia, policijos pareigūnai niekada nereikalauja pinigų už tam tikrus nusikaltimus. Antra, asmuo turėtų, gavęs tokį pranešimą, tikrai įsitikinti, ar kalba su savo giminaičiu, su artimu žmogum. Taip pat gali informuoti policiją pagalbos telefonu 112, taipogi pačiam giminaičiui pasiskambinti, ar jis iš tikrųjų pateko į bėdą, ar jis nepateko į bėdą. Galų gale gali atvykti asmuo ir į teritorinę policijos įstaigą, tai ir komisariatą Druskininkų. Statistikos duomenimis 2009-aisiais į Druskininkų policijos komisariato pareigūnus kreipėsi 9, praėjusiais metais 4 nuo telefoninių sukčių nukentėję miestelėnai. Deja, tikslaus nuo aferistų nukentėjusių žmonių skaičiaus neįmanoma pasakyti. Mat asmenys supratę, jog juos apgavo telefoniniai sukčiai, ne visada kreipėsi į policijos pareigūnus.